noriu jums pakalbėti, pristatyti, jeigu neskaitėte, jeigu skaitėt, priminti knygas, kurias tikrai verta skaityti ne vieną kartą. Taigi, tai Joanos Haris knygos, kurią tikrai esate girdėję, Šokoladas. Tai yra viena iš trilogijos, Gervuogių vynas ir 5 ketvirčiai apelsino. Tai būtų tarsi vienos rūšies trilogija ir jau grinai tęsinys Šokolado apie šokolado parduotuvės savininkę Vivianą, toliau jos dukrytės ir kova dėl paauglės dukros, ledinukų batelį, toliau persikai ponui klebonui, kada Vivianai su savo dukromis tenka grįžti atgal į kaimelį, ir braškių vagis jau būtų antrosios jos dukrelės istorijos. Vėl grįžtame prie šokolado, ledinukų, persikų, gervuogių vyno ir apelsinų. Tai būtų istorijos apie žmogų, apie kaimelį, apie bendruomenę, apie bendras kaltes ir atleidimą. Tiesiog aš galvoju, kad kiekvienam iš mūsų reikalingos tokios istorijos